Sveiki vėl. Sėdim lėktuve. Ką? Nepasėdžiu namuose. Aš tabalavau į kitą kelionę. Vėl. Skrendam į Bogotą. Į Kolumbiją. Nu ir labas rytas iš Kolumbijos, Bogotos. Pagaliau atskridom vakar iš tikrųjų atskridom, bet buvom nusikalę kaip visą laiką po 11 valandų skrydžio ir ėjom gulti. Tai šiandien rytą jau atsikėlėm, išsimiegoję, 4 valandą ryto, kaip žmonės. Tai fainiai, bandysime į dabar į miestą žiūrėti, kas vyksta Bogotoj. Ir ką galėsim nuveikti. Dabar jau paėdėm pusryčiukus savo 5 žvaigždučių viešbutyje tokiam šitais. Jo, apsišikom per naktį, normaliai. Nieko nepadarysi. Tulėjotas toks. Vandens neprisipylė kažkas kažkur, tai prigyvenam. Čia toks 5 žvaigždučių viešbutis, taip kaip pas mumis 3. Tai žiūrėkit, einam tau. Tu ką pradėjau viešbutį rodyti, tai rodysiu ir ką mes turim šaldytuvę. Šaldytuvę turim kokakolos, alaus, visko, sūrio. Alus tas ne mūsų, čia tas ne mūsų, kola ne mūsų, čia tik tai mūsų. Čia ne mūsų ir čia ne mūsų. Matai. Gali būti mūsų, jeigu susimokėsim. Jei susimokėsim, kiek $1000? Daug. Pesos. Kolumbijan pesos. 1 euras 5000 pesos. Tai va, nu ką, einam į gatvę. Patį, koks šitas vadinasi, Bogotos, pats pavojingiausias pasaulio miesto gatvės. Žudynės, narkotikai, mafijozai, karteliai. Bandysim praeiti nors vieną gatvę. Gyvi. Gerai, einam. Nėra čia ko šnekėti, reikia daryti. Dar prisiminiau vieną dalyką. Turiu atsivežę šitais tokį daiktą. Žinot, kai šitoks yra. Jei nežinot, galiu pasakyti. Deguonis matuoklis. Tai dabar prieš eidami lauką pasimatuosim deguonį. Kokį turim deguonį kraujyje. Jeigu dar turim. Turim, geras, aš ir vakar buvau mažas. Gerai. Kadangi esam 2600 km aukštyje, tai jau yra sumažėjęs deguonis kiekis kraujyje. Kadangi deguonis kiekis kraujyje sumažėja ir negerai, reikia pastoviai tikrintis. Tai dabar ir pasitikrinam. Įkišk man. Toks štai yra aparatas. Palauk. 9,6 yra normaliausia. Blamba. 90, jau mažėja vėl. Dobra, 9,6 yra normaliausia. čia ir negerai, ištrauk laukan. Greitai pamatuojam, sąaiškinom, kiek turim deguonis. 9,4. 9,4. Net nepyps, mano tai pipsėja, reiškia pyps ir blogai. Nu, kaip nors išgyvens. Gal išgyvens. O jeigu ne, tai reikia žinot, ką reikia daryti. Tai reikia eiti parduotuvę tų lapų pirkti. O žinot, kokių lapų reikia pirkti? Žinot. A jei nežinot, tai parodysiu paskui, kokius reikia lapus valgyti čia atvažiavus į Kolumbiją. Kokių medžių lapus reikia valgyti. Kiti ir per nosį vartoja, bet ne lapus.
miltelių pavidalu. Šiame gatvė, ten už mano nugaros, ar matos, nesimato, nežinau. Stovi kareiviai su automatais, tai nenorėjau filmuoti. Nenorėjau problemų turėti prisijais ten. Pilna gatvė, kur stovis ginkluotų kareivių. Nu, dėl to ir saugiai yra. Dar nežinom. Na, nežinom, nu. Kaip saugiai. Ten, kur kareivių nėra, žiūrėsim. Šiaip tai fainai, čia viskas. Oras geras dabar. Oras geras, nu, čia visą laik toks pat oras ir visus metus lyja visą dieną. Ir apie 20 šilumos. Tai normaliai. Eisim paskutinę tą pusę. Čia tokios senamiesčio gatvelės. Fainiai. Šiandien sekmadienį rytas. Kolumbijos vėliava štai. Šiaip labai gražiai, čia viskas tvarkingai. Įdomu, įdomu. Man primena biškį Madeirą. Funšalį. Tarp kalnų, tarp debesų viskas. Žiūrėsim, kaip čia bus toliau. Kur mes čia atsidursim, kur nueisim. Porą dienų turim čia. Nelabai ir ką veikti, bet žiūrėsim, gal ką nors atrasim. Ta diena čia tiek trunka. 6 valandą tamsu ir į lovą reiks eiti. Biškį. Deguonis pradėjo kristi. Labai kalnuotas miestas čia ir siaubangas. Eisim gal paskui užkasti ką nors. Dabar esam po pusryčių. Tai biškį išvedinti pilvus. Žiūrėsim. Nes kai saulė lenda, tai čia žinai. Daras šilta. Koks apsautai gyventum, tu būtum patenkinti. Atėjom į pagrindinį aikštę šitais, už mano nugaros katedra kažkokia. Čia parlamento pastatas, balandžių krūvas. Vakar čia vyko koncertas, buvom užėję pažiūrėti. Jie savo toskias meksikietiškus stiliaus dainas dainuoja. Čia vyksta kažkokie protestai, palapinės yra sustatytos ir uždengtos plevelė. Nes čia lyja 75 kartus per dieną. Saulė šviečia, lyja. Dėl to ir mes vaikštom su tokiam striukiam, nors yra šilta. Dabar prastoja kažką prašymą. Ir taip ir būna. Čia dar vyksta kažkokios treniruotės. Ir tokį tą aikštę. Ką padarys? Ir negali per daug. Ir kaip yra. Nenori čia kažko filmuoti per daug. Tokių yra visokių vaikšto, tokių įtartinų tipų. Narkošinus čia pilna. Nieko per daug nedaro. Centre esam nepol, jokis kaip būtų kur nors rajonuose. Kur nu, dabar stovėjau nuo to vis nuo šalių ir jau ta priejo, ta be dantų tokia. Jau kažką man ispaniškai, čia man duok jau. Lita. Peso. Žinau, kad nesakė. Jie nori peso. Iš karto, tik vienas, susako ratis. Jo, nu tai va. Tokia ta mūsų Kolumbija. Nieko tokio, kol kas nematau blogo. Tikrai. Nėra blogai, bent jau centre ir dienos metu. 7:30 ryto dar tik tiek. Žiūrėkit, kokie autobusai čia yra Kolumbijai. Matot, 1, 2, 3 2 armoškus. 2 armoškų. Pas mumis būna tik tais vieną. Žiūrėkit, išvažiuoja. Kaip traukinys. Girnai kaip traukinys. Trams. Ir čia yra autobusų stojimai. Tokie. Įdomus variantas. Aquí lo estamos esperando. Aquí le traemos el rico, el delicioso, el auténtico tamal tolimense por tan solo 3,000, 4,000 y 5,000 pesos. Para todos los gustos, para todos los presupuestos. Vaikštom vieną centrinių promenadų. Nu, tokia pavargus atrodo. Bent jau man. Kaip jūs galvojate, tas palmės lapas kada ir nukritęs prieš kiek laiko? Šiąnakt ar prieš mėnesius kelis? Man atrodo, kad prieš kelis mėnesius.
Tų tvarkytojėlių yra, parko, bet tas mažas šiukšlikės surenka, o tų didelių ir nepūpanėms. Natūralus dalykas supūs per metus, pusmetį. A ne? Aišku, kam čia. Kam čia sukti galvą? No. Dar kažką mokėt, kad Tokį didelį dar vežti kažkur neapsimoka. Čia yra ministerija, agrikultūra, žemės ūkio ministerija, kiek suprantu. Grafikai paišyta. Čia dar kažkokį. Įdomiai. Bogoto ženklas, nu čia tik kur visi fotkinas, gausim viso to užparkinas. Ne, būt nu tas. Gyvulį nusipirko. Buena, botella de agua. Grande, mediana, pequeña. $5,500 yra vienas svaras, o akinius pardavinėja po 5,000. Turisto lituano. Vos be palipa tas lituano. O tai dar kiek liko šitas? Nedaug. Atėjom, kaip suprantu, pagrindinį Kolumbijos turistinę vietą. Ne Kolumbijos, Bogotos. Varysim į tą kalną. Arba, čia pasirodo, yra funikulierius. Arba, kaip Bulgariupas toks štais. Žiauriai sotus, kažką panašaus esame matę Madeirinis. Bet Madeirių buvo didesnis. Aukštesnis turime. Gal su funikulieriu su tuo, jeigu galiu kada naugus. Eina, pažiūrėsiu, kaip ten su bilietais reikalai. Kiek reik laukti, ar yra, iš susnačia žmonių žiūr būruoja. Ganėtinai nemažai. Nesitikėjau tiek daug pamatyti. Žiūronus pardavinėja šitais. Prekyba vyks tol pilntam. Eilė jau matau kosminę. Nežinau. Ką? Kas to yra čia? Nejau. Įsilipom į funikulierių. Visiškas perkraštas traukinuks. Kaip nors išgyvens. Sasiskas suspaudė visas. Nu? Per tarpelį gali matyti vaizdą. Nelabai, ką čia ausis jau pradėjo šliutinėti. Labai status čia vyrai iš tikrųjų čia. Kai žiūri iš apačios, tai baisiai atrodo. Bet visą laiką, kai keliesi viršų, tai normaliai.
būtų, jie nukristų tikrai. Iškilome į aukščiausią bažnyčią Bogotai. Ir čia miestas paliko mums apačioj. Nežinau, kiek matos, kiek nesimato. Bet žiauriai fainiai. Vaizdas tai įspūdingas. Žmonių pilna, pasirodėme šities ant minčių pataikymą, dėl to tai privalomas, kiek daug žmonių. Tokie dalykėliai, tai Bogotėliai. Pavargom, pagal palipom, dabar lipsim į apačią, neaukštai tėra. Cuando tengo joya y otra vez partir, quisiera llevarte para no sufrir, para no sufrir. Na. Tu nenori? Paklausk. Cuenta. Cuenta? 10. 10, tai yra 10. Jeigu tu. Dos. 2. 10. Vale 15, le dejen 10. 20, 2, 20. Nesuprantu šitą. Atėjome į restoraną pavalgyti. Tuoj parodysim, ką esam prisipirkę restorane. Restoranas toks. Vištienos su bulvėm. Vištienos su bulvėm. Visam pusę viščiuko. Svogūnai su pomidorais. Sūrio. Atsuk iš priekį. Как čia yra? Perita. Perita. Snapu. La planera. Kažkokia. Planera. Riešutukų. Mėsikės. Platanų čipsų. Mėsikės dar. Ir krespinė. Itališkus donėlės. Ir Vincenzo. Vincenzo iš Čilės. Baisiausiai skanus. Cervezitos tokios. Club Colombia. Ir už viską sumokėjom 22. 121 000 pesos. 121 000 peso. Sumokėjom, kas yra lygu 22 euram. Ir tai va, toks restoranas už 2 eurus, kur geriau gausi. Cervezitos 6, vyno bianco visas butelis, maisto belenkiek, po 10-11 eurų each. O taip mes ir gyvenam. 5 žvaigždučių viešbutį. Su tokiu vaizdu. Ir su tokiu maistu. Ten apačioje ir yra.
Gal netriukšmo čia šiandien mums Palangais, nu ką padarys. Tam ir atvažiavom. Jie tyliai nemok būti. Gerai, einam valgyti, pavydėkit. Nu labas vėl. Sveikinamės dabar iš Medeliną. Atvažiavome į Mededžiną. Palikom pagaliau Bogotą. Ką tik atskridom, labai trumpas skridukas, 30 minučių ir esi vietai. 10 kart geriau negu su mašina važiuoti. Ir patogiai viskas. Tai dabar ką tik įsigūrėme viešbutį ir eisim į miestą pažiūrėti. Šiaip labai skiriasi ir oras čia, žymiai šilčiau. Sak, lyja tiek pat, nu, dar pakol kas negavom lietaus. Čia mūsų toks viešbutėlis. Ir eisim dabar į centruką, turim balkoną, viską fainai. Žymiai geriau negu tas ale tipo 5 žvaigždučių viešbutis, kuris buvo Bogotoj. Turim ant stogo barą, eisim paskui pasidaliavoti. Mokam gerimuką. Tiek tą laiką, ką turim čia, gerai praeis tą dieną. Varom. Čia toks kambarys. Kuris nuomojom, nedidelis. Bariukas mini. Pils prigraut. Televizorius. Yes. Ir vonelė tokia. Su dušeliu užteks. Gerai, varam į miestą žiūrėti. Ką pasiūlys tas mūsų Mededžinas. Susitiksim jau miestelyje. Važiavome į savo viešbučio viršutinį aukštą. Čia yra toks bariukas, baseinas. Bet iki 7 galim maudytis. Neturim laikų šiandien. Visai nieko, atrodo. Vaizdeliai tokie per langą, turės būt grįžti šiandien. Visi vakarą pažiūrėti. Žymiai geresnis vaizdelis. Dar likus vaikų. Reikia parodžiu. Nu, vienas laukas ir parašyti. Gracias, miestas saulė. Dabar čia užsikišta yra eina. Kas ten kažkas vyksta? Turgus, kas ten prieki? Turgus, ką? Ką?
Edición de bodega, todo a 20.000, 20.000 y 30 el segundo piso. Limones valen 2.500, regalo mío. Bueno, dale limones, 20 limones valen 2.000. Oye, 20 limones, 2.000 limones a 100 pesos, el mío más barato que en el palo. Ey, consuma limón para la gripa, la tola, bien señora, que no le falte nada cocina, hasta para remedio sirve. Oye, 20 limones valen 2.000 pesos, 2.000 señora. Oye, le salen a 100 pesos, el mío más barato que en el palo. Mira atrevido. Atėjom pavalgyti į restoraną miesto centre. Tokio vaizdeliu per langą, už grotų sėdim, tai nieks neįsiveržtų, labai saugiai, toks paukščių, palandžių, no, aikštė tai, įdomi, aikštė tai įdomi. Laisvė elgėsi mergina, vietą rinkimus. Lemia tas kelias triukšmas ten. Nieko neįm girdėti. Šiaip pasisakėm valgyti, va ten tas kurancienas ir jeigu matus miksą, mėsos miksą, 7 eurai. Ir cerveza nacionalių. Dar euras koks 20. Kaip centrą, visai nieko. Pasistiprinsim ir varysim toliau.